Labai džiugu, kad esu leidyklos Briedis Eurekos autorė. Taip pat noriu Jums paminėti, kad 13 metų dirbau mokslo srityje, mokslo darbuotoja ir visus gamtos mokslus čiupinėjau savomis rankomis. Todėl visą šitą savo gyvenimišką, norėčiau pasakyti, patirtį perkeliau į naująjį Eurekos vadovėlį. Taip pat esu ir knygos Mikropolis autorė vaikams ir stengsiuosi dabar būti ir vadovėlių autorė toliau Eurekos serijos ir biologijos tolimesnių vadovėlių. Eurekos gamtos mokslų vadovėlis, kaip ir minėjau, atitinka naująją bendrąją ugdymo programą. Taip pat jame siejasi gerosios leidyklos Briedis tradicijos ir įtraukiamas naujos mokslo žinios, naujienos. Taip pat yra aiškus ir įtraukiantis tekstas, kuris padeda mokiniams mokintis. Kadangi turiu ir pati vaikų, ir žinau iš aplinkos vaikų, kuriems yra sunku mokytis, nes tekstai būna neaiškus. Ir šita informacija yra pateikta labai sudėtingai. Tai stengiamės savo vadovėlyje pateikti taip, kad vaikams būtų lengva mokytis. Taip pat vadovėlis yra pilnas įtraukiančių iliustracijų, nuotraukų, kuriuose gali mokiniai įsisavinti aiškinamąją temą žymiai lengviau. Ir kaip žinote, mokiniai turi puikią regimąją atmintį ir šitos iliustracijos bei nuotraukos skaitmeninė medžiaga padeda mokintis. Taip pat kiekviena tema turi užduočių bloką, kuris skatina kritinį ir ugdo kūrybinį mąstymą bei lavina logiką. Taip pat vadovėlio naujiena yra Eureka Plus papildomos temos, kurios be abejo skatina mokinių ir mokytojų domėjimąsi, plečia jų akiratį. Eureka 6 vadovėlio struktūra. Kaip matote skaidrėje, pagrindinės temos, ne tai kad temos, bet pagrindinė struktūra sudaryta iš 5 dalių. Iš įvado, iš pagrindinės temos, iš Eureka Plus temos, iš pabandyk bloko ir iš žinių patikrinimo. Įvadas yra aiškus, tenai pateikta medžiaga ir informacija susiduria su kasdieninė aplinka, kad mokinys galėtų suvokti, kas bus aiškinama tame skyriuje, apie ką bus kalbama ir kaip galima, ko galima išmokti, kokias kompetencijas galima ugdyti. Pagrindinė tema yra atitinkanti bendrąją ugdymo programą ir dėmesys yra pagrindiniai įsisavinami medžiagai. Eureka Plus tema papildoma, plečianti akiratį, skatinanti mokinių smalsumą ir gebėjimus. Taip pat pabandyk, kuriuose galės atlikti įvairius eksperimentus mokiniai. Žinoma, jokios laboratorijos nereikia, papildomų prietaisų jokių pirkti taip pat nereikia, visos užduotys atliekamos lengvai ir pritaikomos praktikoje. Na ir gale, kiekvieno skyriaus gale rasite žinių patikrinimą. Ten yra pateiktos užduotys ir jos pateiktos dar įdomiau, ne tik testinis variantas, kai yra atsakoma ABC, o tiesiog skatinama kūrybiškai mąstyti, ugdyti įvairias kompetencijas, galima net pasitarti su draugu ar mokytoju, kaip atlikti užduotis, pasvarstyti, paanalizuoti, skatina mąstymą. Taigi, kaip sudarytas vadovėlis detaliau, kaip matote, vadovėlis yra sudarytas iš didžiausia dalis iš tikrųjų vadovėlį yra skirta pagrindiniam temom, kurios yra pagal naująją bendrojo ugdymo programą. Kaip matote, kiekviena pagrindinė tema yra sunumeruota, numeruojamas tik pagrindinės temos, pateiktas temos pavadinimas, kaip pavyzdžiui žmogaus griaučiai. Taip pat kiekviena tema turi ir įvadą iš kelių sakinių, apie ką bus skyrius, ką mokinys supras šitoje temoje. Ir taip pat įvadas yra žaismingas, pritaikytas vaikams. Taip pat rasite temos atvarte pagrindinį tekstą, kuris jau yra įsisavinimą reikalingą informaciją mokiniui pagal bendrąją ugdymo programą. Taip pat rasite ir rubrikas Ar žinai, kuriuose pateikiami ir yra įvairūs mokslo faktai,
patarimai, galbūt įdomi informacija, kuri sudomins mokinius. Kiekviena tema apačioje, apatinėme dešinėme kampe turi užduočių bloką. Užduotis yra numeruojamos ir taip pat turi specialius simbolius. Gali būti, kad užduotis reikalauja koncentruotis į vadovėlį arba pasitelkti internetą. Galbūt reikia pateikti pristatymą arba pasvarstyti, panalizuoti. Tai nėra užduotis, kurias tik tai reikia sunumeruoti ABC tvarka. Jos skatina, kaip minėjau, kūrybinį, loginį, kritinį mąstymą. Taip pat vadovėlyje yra labai didelis palengvinimas mūsų nuomonė mokytis mokiniam. Tai yra sąvokos. Kaip matote, paraštėje išskyriau raudoną spalvą sąvokos ir kiekvienoje temoje nagrinėjamos sąvokos yra išskirtos atskirai, kad mokiniui nebereikėtų iš tos temos pačiam išsinarplioti, išsirankioti tų sąvokų. Jisai gali pasižiūrėti paraštėje ir aiškiai įsisavinti reikiamą informaciją. O tada jau tekstas skaitydamas suprasti, įsijausti į mokomąją medžiagą. Taip pat yra daug nuotraukų, daug iliustracijų, kurios vaizduoja reikalingą medžiagą, bet taip pat nėra nė vienos bereikalingos nuotraukos ar iliustracijos. Visos nuotraukos ir iliustracijos yra dirbančios, kad būtų galima įsisavinti lengviau šitą medžiagą ir tie mokiniai, kurie turi regimąją atmintį, irgi galės tai padaryti lengvai. Taip pat kiekviena užduotis, kaip sakiau, matote simbolius apačioje, yra numeruojamas ir turi specialias, čia apačioje, jeigu matote, ikonėlės. Taigi, norėčiau prieiti prie turinio abiejų dalių Eurekos 6 klasiai. Kaip matėte, pasikeitusi bendrojo ugdymo programa 2022 metais ir joje yra pasikeitusios temos, pasikeitė skyriai, kuriuos reikia mokiniams aiškinti. Ir tai, manau, visą tai gera, nes visgi keičiasi ir mokslo žinios, keičiasi ir vadovėliai, keičiasi ir programos. Tai nieko čia baisaus nėra. Tai dabar pirmoje dalyje bus nagrinėjimas Lietuvos ekosistemos, tai ir Kuršių nerija, ir Nidoskopas, ir Baltijos jūra. Taip pat bus ir plius temų, pavyzdžiui, kaip Baltijos jūros ruoniai, kuriuos svarbu išsaugoti ir ką jie pas mus daro ir kam jie reikalingi, ar ne? Taip pat antras skyrius, bus žmogus ir judėjimas, tai viskas apie judėjimą, griaučiai, raumenis, visa, kas reikalinga mums judėti. Taip pat nervų sistema nagrinėjama, ko nebuvo 6 klasėje prieš tai, tai ir nervų sistemos reikšmė, ir uoslė, ir lytėjimas, taip pat pliusinės temos, kurios yra neprivalomos, bet, kaip sakiau, plečia akiratį, lavina vaikus ir jiems padeda suprasti gamtos mokslus aplinkoje labiau. Tai čia bus žvilgsnis į neregių pasaulį, taip pat kaip kurtumas irgi, kaip kurčiųjų pasaulyje yra. Tai toliau kūno pokyčiai augant, paauglystė labai aktuali tema šeštokams, taip pat margas medžiagų pasaulis, o antra dalis bus labiau jau fizikinės temos ir chemijos. Medžiagos nuolat keičiasi, 7 skyrius mechaninis judėjimas, 8 jėgos, Saulės sistema, o 10 skyrius bus apie dangų. Kai jau pavasaris ateis ir link vasaros mokiniai galės stebėti ir žvaigždes. Pirmiausia, norėčiau panagrinėti detaliau antrą skyrių, tai žmogus ir judėjimas. Kaip matote, skyriaus atvarte visada bus įvadas, kuris įtrauks mokinius ir mokytoją į temas esančias šitame skyriuje. Tai visada matysite nuotrauką, kuri yra susijusi su nagrinėjamomis temomis. Tai pavyzdžiui, žmogus ir judėjimas, jūs matėte irgi žmogų, kuris juda, šoka, tai visus raumenis ir kaulus panaudoja judėjimui. Taip pat yra aprašymas, kuris yra nesudėtingai suprantamas ir iš aplinkos, kad vaikams suprasti, kaip jie elgiasi kasdieninėme gyvenime ir ką jie sužino šitame skyriuje.
Taip pat yra blokas, kad kas šiame skyriuje padės, tai kad nuotraukos, iliustracijos, skaitmeninė medžiaga, yra ir QR kodų, kur mokiniai dar labiau galės pagilinti žinias. Ir yra aprašymas, kad galėsite susipažinti ir su kuo galėsite susipažinti šitose temose, ką nagrinėsite, ko išmoksite, pavyzdžiui, suprasi, kaip tarpusavėje jungiasi kaulai, arba sužinosi, kuom skiriasi žmogaus kūnas užsiimančių sportų nuo nesportuojančio žmogaus. Taigi, pagrindinės temos, didžiausias dėmesys joms, jos sudarys didžiąją dalį vadovėlio, jos yra visos numeruojamos, nenumeruojamas tik plius temos, pabandyk ir pasitikrink. Šitose temose visada rasite kelių sakinių įvadą, kaip minėjau, šitą temą. Pagrindinė tema yra dėstoma aiškiai, suprantamai ir kad mokinys galėtų ją pats paskaityti ir su mokytojo pagalba pasiaiškinti, kas buvo neaišku. Taip pat kiekviena iliustracija siejasi su tekstu, siejasi su užduotim, nėra bereikalingos informacijos, kad neapkrauti mokinių. Taip pat matote, ar žinai rubriką, kurioje paaiškinama, pagilinama žinios, pateikiamos mokslo naujienos, rekordai. Pavyzdžiui, ar žinai, kai vartai vadovėlio puslapius, kad juda tavo rankos 50 kaulų. Tai yra įdomi informacija, bet jinai yra neprivaloma. Taip pat, kaip minėjau, yra palengvinimas mokymosi, kad visada paraštėse rasite sąvokas, visos, kurios reikalingos pagal bendrąją ugdymo programą. Taip pat užduočių blokas, kuris yra ne ABC lygio, o kuris skatina mąstymą. Pavyzdžiui, įsižiūrėti į pirmąjį paveikslą ir ant savęs parodyti griaučių dalis. Arba panagrinėti sąnarius. Pavyzdžiui, pas draugą parodyti, kurioje vietoje yra sąnariai. Taip pat nuotraukos, pavyzdžiui, kaip stuburo lankstumas, matosi kaip gimnastės stuburas išsilenkia į vieną pusę. Tai čia galima irgi kaip dirbti su iliustracija, aiškinti patogiau. Taip pat rankos rentgeno nuotrauka, kurioje matosi kaulai ir kad atliekamas rentgenas, kad kuo labiau žmogų, tą mokinį įtraukti į mokymosi procesą ir kuris būtų labai įdomus. Taip pat viršuje kampe, kairiajame, matote QR kodą. Tai skaitmeninis kodas, kaip skaitmeninė vizitinė kortelė, kurią mokinys panaudodamas gali pasižiūrėti namie filmuką arba kokią nors mokomąją medžiagą, kad dar labiau įsisavinti šitą temą. Pavyzdžiui, šitoje temoje yra filmukas, kaip sudaryti griaučiai. Jisai yra anglų kalba, bet puikiai suprantama šeštokui ir mokytojas gali atidaryti klasėje, pasižiūrėti visi, kad dar labiau įsisavintų mokiniai šitą informaciją. Taip, kaip pavyzdys yra ir antra tema įdėta, tai matote irgi iliustracijas, jos yra dirbančios, pavyzdžiui, kaulų jungtis. Tekstas, tas įvadinis, kuris yra pažymėtas, išskirtas žalia spalva, jisai yra paryškintas ir irgi traukia, suformuluoja skyriaus temos problematiką. Pavyzdžiui, mūsų kaulai tarsi lego kaladėlės idealiai jungiasi tarpusavyje. Mokinys yra įtraukiamas į mokymosi procesą nuo paprastų dalykų, kad kaulai kaip lego kaladėlės, jie puikiai žino lego kaladėlės, o kad kaulai irgi taip pat jungiasi. Nors šita informacija, kaulų jungtis, buvo seniau 9 klasė. Dabar mes startuojam pirmin ir šitas jungtis mokomės jau 6 klasiai. Tai bet šitas jungtis stengiausi paaiškinti kuo paprasčiau, kad mokiniai būtų aišku ir nekiltų klausimų. Tai lyginam su lego kaladėlėm, bet nueinam į tikrai nelengvus dalykus, kaip nepaslankiosios jungtis, pusiau paslankiosios jungtis, paslankiosios jungtis. Šitos privalomos sąvokos yra išskirtos žalia paryškinta spalva, kad mokiniui iš karto būtų aišku, kurias reikia įsiminti. Bet taip pat ir viršutinėme kampe jūs matote sąvokos išskirtas atskirai, kad žinočiau, ką išrinkti ir kad šone pasitikrinčiau, ar tikrai jų reikia. Tai tekstas parašytas trumpai, aiškiai ir, sakyčiau, gilina tas žinias ir padeda mokytis. Taip pat, kaip minėjau, ar žinai rubrika,
ir nepaminėjau, kad turiu dar 2 personažus. Tai 2 vaikus, 6-okam yra žaismingiau mokytis, kai kažkas eina iš paskos ar ne, tai eina tokie su baltais chalatais vaikai. Tai jie visada bus rubrikoje Ar žinai. Tai va, tai su pagrindinėmis temomis tiek. Dabar norėčiau pereiti prie Eurekos Plus. Čia yra naujiena Eurekos vadovėliams. Tai yra tema išskirta kita spalva, čia tokia mėtinė. Tai šitos temos yra tikrai neprivalomos, bet jos palengvina mokytojų darbą. Tai yra 30% temos, kurios pagal programą yra mokiniam tikrai nereikia to žinoti, žodžiu, jos yra visiškai papildomas praplėsti akiračiui, bet palengvina mokytojo darbą, galbūt jūs norėsite tai įsitraukti į mokymosi procesą ir dėstyti šitas temas. Ir, žodžiu, mokiniai šitoje temoje ras visas dalis, kaip buvo ir pagrindinėse temose, kad būtų aišku, kaip mokintis. Tai temos yra šiuolaikiškos, stengiamasi paaiškinti ir įdiegti naują informaciją, kuri yra dabar ant bangos, ar ne, kaip plaukimas nugara, šiaurietiškas ėjimas, važiavimas dviračiu, su kuom susiduria mokiniai, nes matau, kad parkuose su šiaurietiškomis lazdomis eina ar riedlentėmis važiuoja. Ir taip pat aiškinama, kaip sąnarių galima atlikti sąnarių keitimo operaciją, kas yra irgi svarbu, nes močiutė seneliai tikrai yra susidūrę su tokiamis operacijomis. O vaikas tai irgi gali 6 klasėje paanalizuoti, aišku, šeštokiškų lygių. Tai va, ir Plus tema taip pat sudaro įvadas, kaip minėjau, pagrindinės temos dėstymas, taip pat nuotraukos, kurios yra dirbančios, kaip sąnario, pavyzdžiui, keitimo operacija parodyta iliustracijai. Nuotraukos yra ir iliustracijos tvarkingai numeruojamas, užduotis matote užduočių bloką irgi gale dešiniajame apatinėme kampe. Ir tos užduotis taip pat yra su simboliais, kad pasitelkti ir internetą, ir darbas grupėmis, skatina bendrauti mokinius tarpusavyje. Ir aišku, tos užduotis vėlgi netestinio tipo, o kad žmogus, mokinys iš karto nuo 6 klasės būtų ugdomas ir kritinį tą savo mąstymą, ir kūrybinį. Taip, pavyzdžiui, ką daryti, jei sąnarys susidovėjo ir žmogui sunku judėti. Ir kad pagalvotų, pasvarstytų, paanalizuotų. Taip pat yra 2 žmogeliukai, kaip minėjau, kurie man labai patinka, ar žinai, rubrikoje eina iš paskos, ir taip pat QR kodas, kurį atsidaręs mokinys gali, pavyzdžiui, pažiūrėti, kaip Eurekos Plus rūpinosi sąnariais rubrikoje, kaip plaukti nugarą. Taigi, iš pagrindinių dalių yra pabandyk rubrika, kurioje jau mokiniai atliks eksperimentus. Kaip minėjau, tikrai nereikia specialios įrangos jiems atlikti, tikrai nereikia kažkokių tai ypatingų priemonių, tiesiog užtenka visko, kas yra klasėje, arba iš namų atsinešti ten paprasčiausius dalykus, pavyzdžiui, kaip vielą, kaip medinę kaladėlę stuburo deformacijos modeliui, galima pabandyti išlankstyti modelį stuburo S raidės ir palengti ir įsitikinti, kodėl S raidės formas stuburas yra, kad mokiniai puikiai suprastų, kodėl mūsų kaulai būtent jungiasi taip, o ne kitaip. Taip pat surandu, pavyzdžiui, raumenis ir sausgyslės. Antra užduotis, tai tiesiog reikia tik tai savų rankų ir pieštuko nupiešti ant popieriaus lapo ranką, parodyti sąnarius, užrašyti, ką pastebėjai. Ir, pavyzdžiui, paskutiniai užduotyje, kur tyrinėjau sąnarius, tai reikia tiesiog kepto viščiuko ketvirčio gabalo, kurį galima panagrinėti. Tai puikus modelis kaulų jungčiai, sąnariams, kremzlėms apžiūrėti. Taip. Taigi, žinių patikrinimas. Žinių patikrinimas yra visiškai kitoks, negu buvo senose Eurekos vadovėliuose. Viskas eina į priekį ir mes taip pat. Tai va, yra keli blokai, iš kurių jisai susideda. Tai yra įsimintinos sąvokos, įsisavinau medžiagą, vertinu, galiu paaiškinti ir pačiame gale tiesiog įsivertinu savo žinias, savo gebėjimus. Tai įsimintinos sąvokos, reikia apibūdinti sąvokos, kurios yra išdėstytos visame skyriuje pagal temas.
Jeigu pamenate turinyje, kiekvienas skyrius turi 5 temas, tai iš tų 5 temų ir klausinėjame visų klausimų, visų sąvokų. Visos sueina į pasitikrink bloką. Pirmas, įsisavinau medžiagą. Pavyzdžiui, rasti reikia klaidas ir parašyti sakinius teisingai. Tai yra ABC variantai, bet jie nėra, kad pažymėti tik tai ABC, o reikia tiesiog perrašyti sakinius teisingai. Pavyzdžiui, stuburas negali apsaugoti nugaros smegenų nuo pažeidimų, tai reikia perrašyti, kad stuburas gali apsaugoti. Na ir sunkesnių yra, kad paslankiasiosiomis jungtimis sujungti mūsų kaukolės kaulai reikia parašyti teisingai. Taip pat reikia atpažinti sąvokas. Kas turi mažesnius gebėjimus, tikrai sugebės atpažinti sąvokas. O jei ne, galės atsiversti vadovėlį ir jas pasižiūrėti, ar ne, kurios išskirtos paraštėje. Taip pat trečia užduotis, pavyzdžiui, priskirk sąvokas su jas vaizduojančiomis nuotraukomis. Nuotraukos išvardintos nuo A iki G. Yra parašyta, kad reikia priskirti sąvokas, tai pavyzdžiui, krūtinės ląstą gali iš karto priskirti kažkuriai nuotraukai. Tai yra įdomi to regimojo pobūdžio užduotis, kurią irgi labai turėtų mėgti mokiniai. Taip pat kaulai, pavyzdžiui, yra pavaizduotas skeletas, yra išvardytos sąvokos, kurios yra reikalavimas pagal bendrąją ugdymo programą, ir yra skeletas, ant jo irgi sužymėta nuo A iki G raidės, ir reikia priskirti sąvokoms kaulą. Tai irgi turėtų mėgti mokiniai, nes jie mėgsta tokias užduotis, tai vėlgi kaip yra naujiena. Pavyzdžiui, kitas blokas yra galiu paaiškinti, tai jau čia reikia atsakyti klausimus apie irgi skyriuje nagrinėtas temas. Pavyzdžiui, taisyklingos laikysenos svarba, kad mokinys iš karto įsivaizduotų, integruotųsi į aplinką ir įsivaizduotų, kaip nešioti tą kuprinę, kaip išlaikyti nugarą tiesiai. Tai vėlgi yra pateikti paveikslėliai, iš kurių jie turi sugebėti vertinti tą laikyseną aplinkoje ir pasakyti, kurioje vietoje teisingai elgiasi žmogutis. Taip pat jie turėtų šeštokas sugebėti ir įvertinti, pavyzdžiui, kaip elgtis, jeigu lūžo ranka ar koja draugui, kai nėra šalia tėvų, tai turi įsivaizduoti, kad reikia nepanikuoti, susitvarkyti su situacija. Tai vėlgi vaikas įmetamas į tokį mokymą, kai jam pačiam reikia sugebėti ir vertinti, ir ne tik, kad išmokti tą medžiagą, bet ir tą medžiagą pritaikyti aplinkoje. Na ir galiausiai yra įsivertink save blokas, kuriame mokinys gali matyti, ką jis turėtų išmokti baigęs skyrių. Čia pavyzdžiui, aš galiu nurodyti žmogaus griaučių dalis, išvardinti jų funkcijas. Taip atsakai arba iš dalies arba ne. Tai jeigu mokinys atsako ne arba iš dalies, tai jisai gali šitą informaciją dar kartą pasitikrinti, atsivertęs puslapius. Visada bus nurodyti puslapiai, kuriuose mokinys ras informaciją ir jisai galės šitą medžiagą pasikartoti dar kartą. Taip pat bus ir kitų mokymų priemonių, kaip pratybų sąsiuviniai, taip pat sudaryti iš 2 dalių, iš 1 ir 2 dalies 6 klasiai. Bus pateikta ir įtraukiančių uždavinių, kuriuos mokiniai galės atlikti ir lavinti savo įvairias kompetencijas.